Jo, Lietuvos politika, aš kai sakau, kai pradedi domėtis, nežinai nei vieno vardo, nei vieno pavardės. Ir nežinai nieko, realiai. Bet po biškį pradedi dėlioti paveikslą. Po truputį, puslę pradedi dėlioti. Ir kaip man buvo. Sudėlioji Seimo požiūris, pradedi žiūrėti, domėtis iš tikro, smarkiai nert. Ir po truputį susidėlioji paveikslą, vardus išmoksti. Atpažįsti iš balso maždaug. Tada domiesi ir paaiškėja kažkokia situacija, ir kuri priverčia tave pasidomėti kitą situaciją, ir po biškį tu darais vaizdą. Kas yra Lietuvos išdavikai, kas yra maždaug kur bent jau į teisingą pusėje, po truputį dėliojas vaizdą. Nu, bet limituota yra, nes užima labai daug laiko ir kas yra baisiausia pas mus, man atrodo, Lietuvoje, informacija nėra lengvai prieinama paprastam žmogui. Apie Amerikos politiką aš galiu apie kurį noriu įvykį atsidaryti Wikipediją ir bus page'as su visais šaltiniais, visas timeline'as bus, ten false elector scheme wiki. Trump fake electors plot. Yra viskas aprašyta, su visais nuosprendžiais. Uždokumentuota yra. Šitą paskaitai ir jeigu kažkas gali palaikyti Trumpą, nu jūs braindedas esat, tiesiog. Tai žmogus perversmą organizavęs. Ir jis, nu, žodžiu, nesvarbu, ne į tai dabar, bet ir pas mus netgi Trumpo palaikytojų pilna yra, kur net ne, čia ne perversmas buvo, ne, čia nieko baisaus nebuvo, čia nesąmonė yra. Tai jo, susidarinėjai po truputį tą paveikslą, piškiuką. Ir tu po kažkiek laiko pradedi suvokti, tas atsiranda supratimas maždaug, kaip veikia Seimo darbas, kaip veikia priėmimas, tarkim. Bet kiekviena, tai yra toks gilus tinklas, kur atrodo, kaip aš sakau, Amerikos politika daugam ir lengviau digestint ir tipo įdomesnė, nes informacija lengviau prieinama. Lietuva yra belenkaip įdomi. Belenkaip įdomi. Tiesiog nėra prieigos, nėra normaliai paaiškinta gal ta istorija, papasakota tokios, nes čia kiekvienas politikas, kiekviena partija, ryšiai eina, voratinklis visur, sakyčiau, net dar labiau nei Amerika, nes mes mažesni, visi vieni kitus pažįsta, persipinė interesai, čia yra tikrasis serialas, čia yra, žodžiu, holy crap, ir tokie va, istorijos, kai tu pradedi gilintis ir vis sužinai kažkokią naują giją. Belenkaip įdomu yra. Jis buvo labai griežtos retorikos žmogus, daug kas sakė, kad judam link policinės valstybės, dar faktas, savo kadencijos laiku susirgo vėžiu. Nieks nesišaipė, Veryga solidarizavosi ir nusiskuto irgi galvą iš to, va iš jo tai šaipėsi. Jis kraujo vėžių serga? Pirminė stadija diagnozuota, tai I guess gali, sustabdyti, kadangi pirminė, likus operacija. Pasveiko, tipo. Aš žinau, ar įmanoma nuo vėžio pasveikti, man atrodo, ten turi tendenciją, jie grįž kažkaip, bet okei. Holy fuck. Ir... Aš tiesiai pragarą. Aš tiesiai pragarą. Aš kai išsigydau nuo vėžio. Tiesiai pragarą, aš nežinau. Lietuvos politika. Įdomiausias serialas, kokį gali turėti. Kiek čia visko yra. Kapstyk ir pasiemi vieną politiką ir gali kapstyti, gal ne eilinį random, bet gali kapstyti savaitėm.